Labas, Labas. Tai va, vyrai ir moteris, Lietuva pavojuje. Tai karas prasidėjo. Vėl koks nors gripas. Paukščių. Direktorius truputį nusišnekat. Jeigu čia apie euro neįvedimą, tai anoks čia pavojus. Daug blogiau. Mes esame pažeminti viso pasaulio akise. Olimpiadoje mes nelaimėjome nei vieno medalio, o Estai ir Latvijai laimėjo. Ot, svoloč. Jūs irgi taip galvojate? Nu ir aš panašiai. Baisus čia daiktas. Jūs, ponas direktoriui, tikrai esate encefalopatas. Prie ko čia ta olimpiada, kai neseniai baigėsi ir visi pamiršo, ir ta žiema jau baigsis? Ne, nu vyrai, viskas daug rimčiau. Rimčiau? Rimčiau, viskas daug rimčiau. Vėl visi galvos, kad prie Baltijos sostinė Ryga. Ryga? Ryga. Vat Drobiazko su Vanagu, tai irgi nieko gero neparodėt. Vat tik nebent tas neblogas jų kritimas. Neblogas kritimas. Neblogas. O mes čia prie ko? Nu tai aišku, kad jūs ne prie ko. Neaišku, dar argi kitos olimpiados išgyvensit. Vat jaunimas mums pravers. Aš sportuot nenoriu. Kukišas jums. O žinot, aš neklausiu, ko jūs norit ar nenorit. Šį kartą jums teks tai padaryti. Tai įsakymas. Tautinis olimpinis komitetas liepia surasti pamainą mūsų čiuožykams. Ir jums tai teks padaryti. Aš čiuožti nemoku. O aš čiuožti nemoku. Ir dar mane kamuoja slidžių dangų, atvirų didelių patalpų, baimė ir dar bijau šalčio. Ir dar čiuožti nemoku. Kaip ir sakiau, aš neketinu su jumis ginčytis. Iki kitos olimpiados yra 4 metai. Išmoksit spėti ir čiuožti, ir išmoksit ir baimės išsigydysit, ir pašalpa bus dviguba. Ot sekasi durniam. Sekasi. Sekasi durniam. Nu. Sekasi? Taip. Taip, sekasi. Ar tai ko jūs iš karto nesakėt, kad pašalpa bus dviguba? Tai aišku mums, kad šitas darbas tinka. Kaip nepadėsite tėviniai, tėviškiai, sunkia jai valandą. Baigiai? Nu tai dabar rinkitės daiktus ir pirmin į ledo areną. Nu tai atia pupsikas mūsų. Einam, aš palydėsiu jūs. Po 4 metų susitiksim. Viso geros, seneliai. Viso gero, sėkmės. Šau. A iš rimto keturguba. Keturguba, dviguba, nu ką žinau. Bachūras. Davai, pašly.